Tai sveiki, kas jungiasi ir labas tiems, kas klausysis mūsų įrašą. Tai dar kartą primenu, kad šiandien mes kalbamės ir svečiuose mūsų kūrybinio pasimatymo turime Ingą, kuri turi savo juvelyrikos brandą Linga Silver Dot. Tai va, šiandien mes pasikalbėsim apie Ingos kūrybinę kelionę, apie juvelyriką. Žodžiu, aš manau, tu mums atversi ten tokių, žinai, įdomių dalykų iš juvelyrikos, nes tiesiog žmonės dažnai mato tą juvelyrikos gaminį, bet nežino, kiek ten darbo, kiek ten turi procesų praeiti tas kūrinys, kad išvystų dienos šviesą ir žmonės pasiektų. Tai va, bus labai įdomu išgirsti tavo visą tą darbo patirtį ir procesus. Ir pakalbėsim dar apie kitus dalykus, žodžiu, intriga, Inga, tu nežinai, apie ką mes pakalbėsim, bet klausytojams bus intriga. Tai va, tai labai norėčiau tuomet tave pakalbinti pradžioj apie tavo galbūt vaikystę, paauglystę, ar kokiais, galbūt kažkaip kūrybiniais dalykais tu užsiemi, ar jau buvo kažkokių užuomazgų juvelyrikos, ten, nežinau, kokie žiedeliai iš augalų, žinai, kaip vaikai daro. Labai įdomu būtų išgirsti. Taip, buvo tokių užuomazgų, bet man tada atrodė, kad visi taip daro. Mūsų rajone tada daug statybų vykdavo, daugiabučiai statėsi aplinkui ir būdavo vielų primėtyta, tokių spalvotų vielučių. Tai mes iš jų darydavom papuošalus. Paskui papuošalų etapas baigėsi, vielutės baigėsi. Tai truputėlį vėliau jau į paauglystę vėl pajaučiau pašaukimą puoštis, tada ėmiausi tokių aplink namuose buitinių daiktų, pavyzdžiui, sagos. Suvertos nusparesnio siūlo ir būdavo mano papuošalas. Kitą crazy papuošaliuką buvau susikūrusi iš suvenyrinės kiaulytės, tokia keramikinė mažytė. Aplink ausis siūlą irgi apvyniojau ir jau pakabukas man tokio nieks neturi. Tuo metu tikrai nebuvo nei tų karoliukų parduotuvių, nieko, nei odelės kažkokios nusipirk gražesnės. Tai sukausi iš padėties kaip išmanydama. Vėliau vėl kažkaip nesureikšminau. Iš tikrųjų, to nesureikšminau ir net nežinau, ar čia užuomazgas kažkokias rodė, ar tiesiog pasižaidimai tokie buvo. O tada, tai vat buvo tokių, man atrodo, kad čia buvo tokios užuomazgos, nes, pavyzdžiui, tikrai ne visi vaikai, žinai, traukia juos ten tos papuošalus kažkokius kurti, tai tikrai kažkas, žinai, tai čia iš laiko perspektyvos pamatai, kad, tai gal čia, žinai, kažkas jau ir mezgėsi, žinai, nuo vaikystės. Galbūt. O tai tuomet gerai, tu užaugai, baigei mokyklą, ar tu iškart stojai ir žinojai, kad tu nori studijuoti juvelyriką, ar tu kažką kitą studijavai, koks tavo buvo kelias iki juvelyrikos pačios, iki Lingo Silver Dot? Taip, tai ne, iki juvelyrikos buvo tikrai labai ilgas kelias. Menas mano gyvenime buvo nuo pat vaikystės. Aš dailės būrelius lankiau, dailės mokyklą baigiau ir gyvenimą taip ir siejau su menu. Bet mano svajonė buvo interjero dizainas. Ar jinai mano tikra ar netikra svajonė buvo, aš dabar neturiu pajautimo. Reikėtų gal pasigilinti, nes baigiau aš tą interjerą išsvajotą, bet nei dienos nedirbau ir nei vieno interjero apart savo studijos ar namų nesu sukūrusi. Bet pabaigus interjerą dirbau architekte. Keletą metų dirbau, man visai patiko. Tada išėjau motinystės atostogų 4 metams, atostogos buvo kokios geros. Ir grįžus labai buvo pasikeitę viskas. Projektas iš tokių buvo patapęs toks ir popierizmas. Praktiškai vien tik popierizmas man nustojau jaust malonumą, aš kūrybos praktiškai nebeliko. Plius algos negavau kažkur 5 metų. Tai toks, kaip ir liūdnas laikotarpis ir tada žiūrėjau, ką čia veikti. Ir supratau, kad galiu mokintis. Tai
Ir įstojau į juvelyriką Alytuje, mes turime dailiųjų amatų mokyklą, kur moko dieniniam skyriuje, tai juvelyrikos. Tai vat 2 metus ten ir prasimokiau. Ir dar pamiršau paminėti, kad iki tol karoliukai jau buvo atsiradę mano gyvenime. Akmeniniai natūralūs karoliukai, čia draugės dėka, Donata linkėjimai, čia per tave. Tai irgi ten labai verdavau, aš jau ten krūvas turėjau, dėžutė ant dėžutės, po dėžutė dar dėžutė, krūvos jau buvo. Ir pajutau, kad man neužtenka jau, nes ten vieną šalia kito pridedi ir tiek žinių, kažko norisi daugiau plastiškumo ir vat, tuo metu pradėjau apie juvelyriką galvoti, dar dirbdama architektė. Bet, kadangi, sakau, tos dieninės studijos, tai labai kaip ir trukdė. Paskui taip susiklostė viskas, kad logiškiau buvo kažką išmokti naujo, negu sėdėti pozicijoje, kuri tiesiog nedžiugina. Tai, o pabaigusi mokslus, tuomet tu iškart, juvelyrikos mokslus pabaigus, tu iškart pradėjai jau kurti savo tą verslą, ar čia buvo irgi kažkoks dar etapas, kur ten, žinai, kaip tas viskas atrodė po tų mokslo pabaigimo, žinai, ar, Taip, ten irgi toks pasimetimo etapas buvo, nes iš tikrųjų juvelyrikos įranga yra labai brangi ir aš turėjau tik tai ką pjūklelį, kelias replytes, ko mokyklai reikėjo. O realiai tai yra tokių prietaisų, kurie šimtais kainuoja ir tūkstančiais ir panašiai. Tai irgi atrodė, kad neįmanoma. Niekada aš to nedirbsiu. Juvelyro darbo galvojau, gal kažkur dirbtuvėse susirasti. Iš Alytaus kraustytis nenorėjau, o Alytuje dėja tokių pasiūlymų irgi nebuvo. Tai tą baigimo vasarą, pabaigimo, tai jau pradėjau ieškoti bet kokio darbo, toks pasimetimas, atsimenu, ir nusivylimas, ir liūdesys, tokia visokių tų jausmų buvo. Bet įdomus dalykas nutiko, kaip minėjau, pusę metų buvau algos negavus, tai įmonė bankrutavo ir kadangi aš pagal pirmumo ten visokius reikaliukus, už tą pusę metų gavau algą. Ir prašau. Tai va taip įdomiai ta pradžia ir susiklosti. Tada patalpos, ką daryti, reikia kažkur tai visą tai padėti. Tai šiuo atveju pagelbėjo tėvai, priėmė į savo, jie turi nuosavą namą, tai kadangi 3 vaikai mes buvome, išsikraustę visi, tai priėmė į vieną iš kambarių, tiesiog vieną iš miegamųjų kambarių, tai priėmė su visą tą ir šlifavimais, ir triukšmais, ir kalimais, priėmė į savo namus. Tai va tokia ta pradžia. Aha. O prieš kiek čia metų buvo, kada jau tu ten atsikraustė tą kambariuką ir pradėjau kurti, taip jau žinai. Aš baigiau mokslus 2016 metais, tai va tų metų rudenį, spalį kažkur maždaug, dabar maždaug tokiu metu metinės kažkur ir turėtų būti. Bet medžiagų neturėjau, viskas man taip brangu buvo, aš atsimenu, kad aš ten iš stalčių senus sidabrinius visokius papuošalus rinkausi, lydžiau šiuos, iš jų kažką bandžiau ten. Tokie maži pabaisiukai buvo tada. Ne, čia tokia pati pradžia, žinai, kai dar mokaisi, plus kaip, mokslai yra, tai ten, žinai, vis tiek yra mokytojas, kuris ten galbūt tau, žinai, yra šalia ir ten tau parodys, o kai nesavarankišką kelią, tai jau tada jau mokaisi, žinai, procese pačiam irgi labai daug stipriai. Taip. O gerai, ir tada... Tai kiek tu laiko tam kambarį darbavaisi, kol persikraustė dabartinė studija? Dabartinį studiją aš esu tik tai nuo pernai rugpjūčio. Tokie apvalūs metai dar tik tais. Nuo 16 iki pernai aš dirbau pas tėvus namuose. Ir koks tas jausmas atsikraustyti jau, žinai, į savo erdvę, kur ten gali ir kalti, ir šokti, ir, žinai, viską daryti?
Čia buvo, aš nežinau, kas patyrė svajonės išsipildymą, tai va tie supras turbūt. Nes čia visiškai. Aš va metai laiko praėję, aš dar neatsidžiaugiu ir neatsigaunu. Man kiekvieną kartą užėjus apima džiaugsmas. Nepriprantu ir nenoriu priprasti, noriu džiaugtis ir toliau ir džiaugtis. Tai va taip padarysiu. Nes kažkaip, žinai, va, tas vis tiek tas, atrodo, tavo amatas, jisai toksai, nu tikrai, žinai, turi turėti specialią tarsi erdvę tam. Tai aš įsivaizduoju, žinai, kad, nu, va, koks tau turėjo irgi būti tas, va, toks pokytis, kai tu turėjau savo erdvę ir, žinai, gali tenais kurti ir dirbti, žinai, laisvai. Bet, vat, kad irgi toks kaip pavyzdys, kad, žinai, galima pradėti ir nuo kažkur susirasti savo erdvę paprastuoju būdu, žinai, kad nebūtinai iškart ant studiją galbūt ten ir iškart, žinai, bet tiesiog nuo kažko pradėti, po truputį, jau, žinai, mokytis, įdirbį kažkokį gauti ir po to jau žinai, persiklostyti patalpas. Tai, taip, aš visiškai tik už tai, kad neprisikurti savo kažkokių, tai kai padarysiu tą, tai tada darysiu aną. Nevyksta taip dažniausiai, tu nesulauki tada, nes aš galėjau irgi laukti, kol kažką turėsiu savo, bet tu turi po žingsnelį žengti tą kryptim ir jei neišeina žengti, tai šliaužti ir taip toliau. Aišku, jeigu tai yra didelis noras, tai O tai dabar gal tu galėtum mus taip pravesti per juvelyrikos kūrybos procesą. Tai vat, nuo ko viskas prasideda, nuo eskizo ir kaip pasibaigė, žinai, ar tu ten, pavyzdžiui, tarkim, ar tik tai parduoti elektroninį parduotuvę, ar per Instagramą, žinai, produktus, ar turi ir užsakymų. Tai vat tokį gal, žinai, taip pravesti taip mus per tą visą, nuo iki, žinai, nuo kažkokios idėjos iki jau galutinio produkto pas klientą. Gerai, pamėginsiu. Eskizų šiaip nelabai mėgstu piešti. Nebent jeigu tai būna sudėtingi arba labai konkretus kažką vaizduojantis papuošalas, kaip tarkim, drugelis būna, ten kartais su kalnus, ten vėjų rožė, ten tokie konkretus kažkoks simbolis, tai aš tada nusipiešiu arba nusibraižau. Bet labiausiai tai mėgstu imti tiesiog medžiagą ir dėlioti. Nežinau, man tada geriausiai ir įkvėpimas didžiausias ateina ir būna net iš tų šiukšlyčių vadinamų kažkokių pasidėlioju ir žiūrim, gal net pasikeičia visiškai radikaliai, kardinaliai ten ta idėja pirminė, bet žodžiu, kad nuo medžiagos čiupinėjimo mano dažniausiai prasideda papuošalo gimimas. Tada. O įdomu ir pats gamybos procesas. Taip, pravesk, žinai, nes, čia atrodo, kad, ką, pasiėmė ten tą metalą, ten tą aukštą ir tai važiuotas. Tarsi, kaip, žinai, taip iš šono gali atrodyti. Vis tiek, aš manau, čia daug tokių etapų yra ir tų medžiagų pats gavimas, kur tu gauni medžiagas. Nes, man atrodo, buvo ir klausimas, palauk, taip, ar daug laiko užtrunka medžiagų paieška, sprendimai, ką sukomponuoti. Galim, žinai, klausytojų dar klausimai šitą visą procesą įvesti. Man medžiagų paieška neužtrunka ilgai, nes aš labai konkrečiai dirbu tik su sidabru. Aukštą tai įdedu kaip kažkokį cinkelį, nebent su akmenukais irgi labai, labai minimaliai dirbu, tai pagrindinė medžiaga yra sidabras. Yra kelios vietos Lietuvoje, kurios prekiauja, tai jau paruošta medžiaga, tai viela, skarda, tai perku iš ten. Arba kitas būdas, kadangi lieka vis tiek visokio kryžėlių, kur nusipjauna ar panašiai, tai kaip sidabro laužas tada aš jį išlydau ir pati gaminu skardą ir vielą. Tai, pavyzdžiui, žinau, kad įdomu ir nemalonus procesai, tai čia vienas iš nemaloniausių man yra gaminti vielą. Nes ten ir fizinės jėgos reikia, tai kartais ir užsigauni kažkaip, ir mėlynių, ir buzų gauni. Toks neromantiškas etapas būna labai. Tada formuoji. Formuoji iš skardos ar tai vielos, priklausoma nuo konstrukcijos papuošalo, formuoji, lituoji,
kaitini, kalinėjai, suteiki formą, suteiki faktūrą, sugadini, sulydai, vėl iš naujo darai. Tada ką? Tada šlifavimai, valymai, poliravimai ir kitas etapas jau prabavimas. Tai jau važiuoja į prabavimo rūmus, aš dažniausiai važiuoju į Druskininkus ir ten valdžios žmonės viską sužiūri, suštampuoja ir tada grįžta papuošalai vėl į studiją. Maždaug taip. Aha. O tose prabavimo rūmus, jūs sakys, užtampuoja patį papuošalą, ten, kur tą jau prabą kažkokį ten ženklinimą uždeda? Taip, įdeda prabą ir mano vardoženklį. Tai yra mano atsakomybė ženklą. Aš turiu pasigaminusi ir užregistruotas jisai yra. Kiekvienas juvelyras turi tokį turėti, kaip įrodymą, kad tai tavo papuošalas, kad šiaip nežinau, ką jų ten dar daugiau reikalingi. Šiaip kaip kokybės patvirtinimas ir tiesiog daugiau gal tam kontroliavimui jie tą irgi naudoja. Bet kaip pirkėjui, tai manau yra toks kaip garantas kokybės, kad tai patikrintas kokybiškas gaminys. Tai gal pasakyčiau. Taip. Jo, kad tikrai tiek ir tiek sidabro yra tam gaminy, kad žmogus nebūtų apgautas ar panašiai. Tai per labai daug tokių etapų praeina, tarsi, kol atsiranda tas kūrinys, ne, jau tarsi čia tikrai šiaip bandai paimus tikrai ne vienos dienos darbas, nes vis tiek turbūt ir prabavimas ten neįvyksta taip, žinai, iš karto vis tiek. Tai tikrai 5 darbo dienos duodamos ir tai pasiseka, kartais greičiau, kartais ne, tai va. Žinoma, tada grįžus ir nufotografuoti, aprašyti, sukelti ir taip toliau. Tai tas darbas vis nesibaigia. Kartais tenka ir grįžti prie to pačio, kitų kampų jį parodyti, nes galbūt kažkaip atsinaujant norisi ten. Aha, tu vat apie nuotraukas pakalbėjai, tai galvoju, gal taip, žinai, kažkaip organiškai ir apie tą fotografavimą savo gaminių pakalbėti, nes tavo labai estetiškos, minimalistiškos, tokios atrodo, nieko, žinai, nėra be reikalo tai nuotrauka ir atrodo tiesiog kaip poezija. Tu žiūri tas tavo nuotraukas kaip į poeziją, nu tikrai. Tai žinok, tiesiog kaip iš Pinteresto lentos, žinai, čia toks kaip komplimentas, kaip iš Pinteresto lentos, tikrai. Tai matosi, kad tu, aš žinau, ar tu visada turėjai tokį estetinį pajautimą, nežinau, ar fotografijoje, ar tu mokysi kažkur to, kaip tas, nes tikrai, būna žmonių, kuriems tiesiog labai sunku fotografuoti ir jie, žinai, gal kažkaip, jie atrodo, jie kurtų, bet fotografuoti tarsi, ar ten filmuoti, ten kas nors tegu kitas. Kaip tu pati, žinai, ar tu turi tą jau tokį, nežinau, nuo seniau tą estetinį pajautimą ir norą fotografuoti, ar čia tu išsiugdėjai, ar kažkokius mokymus lankėjai, išduok paslaptį. Su fotografija tai man teko susidurti, nes ir interjerą studijuojant mes turėjom pusmetį tokį kursą ir juvelyrikoje turėjom. Bet mano santykis toks buvo, reikia, tai reikia. Va taip. Tada jau, kai susikūriau savo brandą, tai tas reikia dar didesnis pasidarė. Ir nepasakyčiau, kad aš labai mėgau tą daryti. Po to kažkaip, kaip pasakyti, įpranti, darai ir darai. Paskui buvo toks atvejis, kai labai nemalonaus komentaro apie savo nuotrauką susilaukiau. Ir mane dar labiau nusodino kažkaip pakirto rankas, aš tada jau bandžiau ieškoti, kas man fotografuotų, kad jau ne aš ir labai patikėjau aš tą frazę tada, kad, jei jau taip sako, tai vadinasi taip ir yra ir taip toliau. Tai samdžiau ir fotografiją, bet labai fainai, jinai ten viską darydavo ir labai klausydavo manęs ir įsiklausydavo. Bet man, tarkim, socialiniai tinklai, tai man irgi kūrybos dalis. Man labai patinka ten dėlioti, dėti save ir savo kūrybą.
Ir kai gaudavau šitas nuotraukas, man jos be proto gražus. Bet ne aš. Ne aš. Kelis kartus bandžiau aš ten dėjau kažkurį laiką, bet toks jausmas lyg apgaudinėčiau, net nežinau, kažkaip atrodė, kad ne taip turi būti. Ir tuomet kursai mane išgelbėjo, Vasilija Brodskė. Labai jai dėkinga, nes jinai įkvėpė tiesiog pasitikėjimo savim ir tokią žinutę perteikė, kad tu būk savim ir nebandyk būti tobulu. Tai man labai kažkaip įkrito į širdį ir nuo tada pasileidau plaukus ir pamilau fotografiją. O kaip tie kadrai gaunasi, aš nežinau. Tiesiog turbūt čia mano stilius toks, taip jisai susiklostė, nežinau, turbūt ir Julijos įtaka šiaip jaučiasi, gal manyčiau, nesu tikra. Bet visur, kur minimalizmą aš mėgstu, tai ir toj fotografijai turbūt jaučiasi, tai taip ir bus matyti. O gal tu galėtum kokių keletą praktinių patarimų, žinai, ar kažkokių tokių idėjų žmonėms, kuriuos minėjau, kuriems galbūt yra sunku, ar nelabai patinka fotografuoti savo produktus, arba nežino, kaip pateikti kažkaip įdomiau, estetiškiau žinai, savo produktą kažkokiam kadre. Ar turėtum kažkokių keletą tokių, žinai, patarimų? Galbūt vienas tokių, manau, tikrai gan svarbių dalykų yra kompozicija. Tai truputėlį gal pasiskaityti, bet, tarkim, nesinori skaityti, tai bent įsijungti ant telefono tą gridą, kur sulanguota. Tai labai padeda, iš tikrųjų. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai nemėgstu dirbtinio apšvietimo. Net jeigu ir tamsesnė diena, aš geriau renkuosi dienos šviesą. Man kažkaip atrodo švelnesnis kadras gaunasi, nes prie dirbtinio tai gana tokie, nežinau, net kaip apibūdint. Išdegę plotai. Sunku suvaldyti. Iš tikrųjų, reikėtų tada profesionalui būti arba rimčiau kažkaip užsiimti, tai gal tada lengviau suvaldyti būtų. Bet jeigu tu esi pradedantysis, tai rinkčiausi dienos šviesą. Taip pat, man atrodo, kad nereikia siekti ten tų išlaižytų kadrų, kur jau stokinės nuotraukos, jau neįdomu yra tokį kadrą žiūrėti ir neintriguoja, jisai man tokie ar tamsesni, ar kažkokie tai net išplaukę šiek tiek yra kur kas įdomesni ir smalsumą keliantys. Tai aš labai, čia net toks kaip ir trendas yra, tai dabar yra išsigelbėjimas, visai nelaukiu ten, kol turėsi tų profesionalių nuotraukų, dabar biškį pablūrinta kažkokia ir tu jau trendė, tai viskas tvarkoja. Taip pat dar vienas labai geras yra, tarkim, kai tau reikia žmogaus kažkokį nufotografuoti kažką ir gana sunku yra su tais laikmačiais ir panašiai, tai labai daug laiko užima. Tai čia irgi iš Julijos sužinojau, kad tiesiog nusifilmuoji save, pasipauzuoji ir paskui eini ir išsikarpai. Tiesiog nereikia skubėti labai, nedarys staigių judesių, o tiesiog iš lėto kažką ten ir tada eini, išsikarpai ir gana puikus kadrai gaunasi. Šitas man labai gelbėja. Aha, ačiū labai, kad pasidalinai. Tokie tikrai, žinai, ypač tas, kur reikia ant kažką fotografuoti, tikrai, manau, šitas labai padeda, kai tu, bet jeigu... Ir dar tas irgi, žinai, kad,
nebūtinai turėti ten profesionalų fotoaparatą, kad tu galėtum išgauti kažkokias nuotraukas, kurios, žinai, nukalbėtų, kurios būtų tokios kažkokios turėtų atmosferą, nes tu su telefonu fotografuoji, ne? Aš supratau. Taip, telefonas, neturi net kameros jokios kitos. Taip pat kažkaip toks, turbūt, irgi, žinai, kai irgi fotografija yra tam tikras, savo produkto fotografija yra tam tikra irgi saviraiškos forma kažkaip irgi, tu, žinai, man kažkaip irgi aš kartais, ypač elektroninė parduotuvė, kai reikia kelti produktus kažkokius, kurie, žinai, pavyzdžiui, daug nekainuoja, bet, nori sukelti, tu žinai, kad yra, tarsi, tarkim, vienkartinis kažkoks, vieną kartą tu parduosi, gal nebekursi daugiau. Tai buvo toks, o jėtus kaip nenori, žinai, tiesiog nufotografuoju formaliai. Pavyzdžiui, tiesiog šiaip man labai patinka, žinai, fotografuoti irgi, nes, čia kūryba yra toks, kur pastelioja kažkokius ten kažkokie ten, žinai, nedžiuvinta kažkokia augalą, ten tą produktą, ten, pavyzdžiui, kaip aš, tarkim, popierių savo, ar ten tie kokie grybai. Tas kažkoks, aš, pavyzdžiui, žiūriu, kaip į kokį žaidimą, kaip į kokį, žinai, ir kūrybinį išraišką fotografavimą. Ir tada kažkaip, kaip galvoju, žinai, tada visai ir smagu fotografuoti, nėra kažkokia kančia, žinau, ne, čia tos produktus fotografuoti, kažkoks toks, tikrai, jau taip pasižiūrėti, kaip tikrai kažkokias tokį įmalonų užsiėmimą, žinai, tai labai irgi. Aš tai mėgstu sakyti, kad pažaisti, reikia tiesiog leisti savo pažaisti. Tai tada labai atsiveria, nežinau, man tai turiu vieną nuotrauką, kurią be galo mėgstu, tam tokios pirštinės ore, skaidros, tokia kadro, žinai. Tai irgi ten sesė man padėjo tą kadrą padaryti, tiesiog tas pirštinės prisegėm prie pagalio, jinai ten mojavo dangui. Mes ten tiek prisijuokėm, bet gavosi, labai, labai geras kadras, aš jį labai mėgstu ir planuoju net ir atvirukų gal pasidaryti su juo, nes tikrai labai geras, nesinori, kad tiesiog tam sraute visam pasimestų ir pasimirštų. Tai tiesiog leisti savo pažaisti, išeiti iš tų rėmų, nežinau, neprisigalvoti savo taisyklių. Mes labai save mėgstam įsprausti, kad čia visi taip daro, tai kaip aš čia galiu kitaip, bet tu gali, tu tikrai gali. Iš to ir gimsta patys įdomiausi visi. Dar labai faina, iš tikrųjų, ir Pintereste pasiieškoti idėjų, tai su jom tai irgi labai juokingai gaunasi, ypač kas su žmonėm kadrai būna, galvoju, čia būtų gerai kažkoks portretas, čia kažką, pasižiūri pavyzdį, reikia pabandyti atkartot, bandai atkartot, bet mano kūnas tai visai nesilanksto taip, kaip to žmogaus. Ir tu nori, nenori, bet, tu jau susiruošęs, tu jau kažką darai, tai tu padarysi vis tiek įkvėptą gal kažkokio kadro, bet visiškai savą, bežaisdamas, besijuokdamas, tai tada iš vis ten pasileidžia tą kūrybą, tiesiog reikia susiruošti, pradėti ir daryti. Taip. Ir man atrodo, tada, žinai, ir per tas nuotraukas, žmogus žiūri, jis jaučia, žinai, kad tas nuotraukas kažkokios ten, žinai, neiškentėtos, kad žmogus reikia, dabar, bet kaip, žinai, sumesti, bet kad jisai, žinai, su kvėpimu, žinai, darė tas nuotraukas ir, man atrodo, tas labai jaučiasi. Čia kaip ir taip pačia komunikacija, galbūt irgi ir tam Instagram'e, socialinis tinklas, kai matosi, jaučiasi kartais, kai žmogus iš to, kad reikia čia kažką papušinti, žinai, o kai žmogus tiesiog iš įkvėpimo, iš kažkokio tokio, kad, jisai tikrai to gyvena, tai jaučia, žinai, ir jaučiasi tas iš tikrųjų, ir žmogus kažkaip, jam rezonuoja tada labiau ta ir kūryba, ir tie tekstai, ir tos fotografijos. Aš tai labai tikiuosi, šiaip aš turiu tokią viziją, realiai, kad man komunikacija užtektų tik vaizdo. Aš labai panorėčiau pasiekti. Aš su rašymu nedraugauju. Niekaip nepavyksta. Ir pabandai rašyti ir suprantu, kad, ne tą aš noriu perteikti. Man vaizdu daug lengviau yra. Ir mano tokia vizija ir toks pasvajojimas yra, kad kuo mažiau teksto mano komunikacijai liktų ir kad aš tiek išmokčiau komunikuoti vaizdu, kad man nebereiktų rašyti. Geras. Nežinau, retesnis atvejis. Taip, man atrodo, mes su tavim, žinai, aš labiau maksimalistė, tu tokia labiau minimalistė ir man taip gražu girdėti, kai tu, žinai, sakau, man tik tai vaizdo, aš mano svajonė, kad būtų vaizdo. Aš, pavyzdžiui, nuotrauką, man dar norisi kažką papasakoti, aš negaliu tik tai nuotrauką pasiimti, dar kažkokią bent mintį, žinai, toks kažkaip labai,
matyt, tas irgi kažkaip, žinai, nuo žmogaus asmenybės labai priklauso, kaip jisai vat, vizualiai ar tam, žinai, komunikuoja savo tą kūrybą. Tai va, tas labai, labai įdomu, žinai, kaip skiriasi. Labai žaviuosi, vat, rašančiai žmonėm ir vat, kaip tu komunikuoji, prasme, kiek įkvėpimo iš tavęs pasiimu, tai žinok, ačiū labai, tai nepaprastai. Ir visi man rašantys žmonės, tai man, žinok, prasme, ant tikrai aukšto laiptelio stovintys, aš labai žemai lenkiu galvą ir su malonumu skaitau, be galo, labai žaviuosi, labai pavydžiu kažkiek. Bet kaip tu sėdėsi, pavydėsi, nu tai nieko nebus. Tai aš ieškau savo kelio, nu man nepavyksta su rašymu, okei, nepavyksta, tai tada fotografuoju. Tai ir sakau, manau, kad kažkas išeis. Kai darai. Taip, tikrai, kai darai, tai išeina. O dar labai įdomu pakalbinti tave apie simboliką tavo juvelyrikoje, nes nėra taip, kad tu ten, žinai, nu, ten toks kažkaip, žinai, tep, ten tą, bet ką, žinai, tiesiog pas tai vis tiek yra simbolika ir tu kažkaip vystai tą temą, tarkim, nežinau, ten koks drugelis, ar ten papai, ar ten, žinai, ar ten dangaus kūnai, nu, toks kažkokia gyvaitė, vat, nu, tokie yra simbolika. Kaip ta simbolika, ar tu, pavyzdžiui, ar tu, kaip ateina ten tie pas tave simbolikos, tie visi elementai tavo juvelyrika, ar tu specialiai taip, žinai, nu tai davai dabar kažką su saulė, ten, žinai, ten su mėnuliu sukursiu, ar čia, žinai, ar čia kažkaip natūraliai viskas. Ir ką tau reiškia tie patys simboliai, tau pačiam, nu, kaip žmogui. Mano pasižiūrėtų, koks psichologas papuošalus, tai jaučiu perprastų mane kiaurai. Iš tikrųjų, kiekvienas simbolis atspindi mano kažkokį etapą gyvenimo. Ir prasidėjo viskas nuo mėnulio, iki tol aš nežinau, iš tikrųjų, kuo aš noriu būti juvelyrikoje. Labai blaškiausi. Buvo klausimas toksai, ar aš ten, kaip aš tą stilių susikūriau ir panašiai, kaip atradau, tai labai sunkiai iš tikrųjų, nežinau, nuo ko pradėti ir labai padrika viskas pas mane buvo ir tie papuošalai padriki ir žinau, kad, pavyzdžiui, man nepatinka aiškinti žmonėm, ką su kuo derinti. Nu, aš neturiu tokių patarimų skilties, kad oi, rinkitės tokius auskarus prie tokio žiedo. Nu, man tai atrodo, ta prasme, kaip noriu, taip derinu. Dar patarimais dalintis, nu, nežinau, tai atsistoju prie veidrodžio, užsidėjai, nu, patinka, tai ir varai, viskas. Tai vat ir jaučiau, kad aš ne savo vėžėse, kad aš negaliu tiesiog tai kurti, kad kažkas prie kažko derėtų ir taip toliau. Ir buvo, man rodos, karantinas pirmasis, jau ten pradžia, užsidarė viskas, tai aš tada turėjau tokį liūdnesnį etapą, nes ir pas tėvus negalėjau važiuoti dirbti, tai ten daugiausiai socialiniuose sėdi ir kažką tai domiesi, kažką skaitai ir panašiai. Tai taip kažkaip mėnulis man tas akis papuolė. Pradėjau domėtis tuo cikliškumu, tais ritualais. Mane tai pakerėjo, aš nežinau, tiesiog patraukė. Tas jaunaties ritualai kokie gražus. Pilnaties yra. Pilnaties, kai žmonės bijo, bet iš tikrųjų tai aš kaip tik sakau, kad nereikia bijoti, nes apšviečia tavo tas slapčiausias kerteles, tu jas pakrapštyk, pažiūrėk, kas ten gero gyvena ir pamatysi, kad nėra tai blogai ar ne tai baisu, arba gal galima tai transformuoti į kažką kito ir panašiai. Tai va taip tas mėnulis ir atsirado ir tik žiūriu, jau ir į papuošalus persikėlė. Tai aš net nepajutau, net nesusijau pradžioje, paskui jau kažkaip sąmoningumą jungiu, palauk, čia jau kažkaip toliau po mėnulio buvo saulės kolekcija išlindus trumpam, bet tokio pasitikėjimo matyti pliūpsnis užėjęs, man ta saulė tokia labai stipri energetika, bet taip ir užgeso. Toliau gyvatė, tai čia irgi apie simboliką kalbant, tai
kad ir mėnulis, gyvatė, drugelis, ten akys paėmus, tai daugelį kultūrų tai daug simbolių ir turi, daug reikšmių visokiausių turi. Bet aš manau, kad mes patys galim suteikti tą simboliką. Ir mes pasirenkam, kuo tikėti ir kokią tą simboliką naudoti. Kad ir gyvatė. Daugam jinai asocijuojasi tam su kažkokiais išdavystėm, kažkokiu tam Neigiama konotacija. tam ir taip toliau. O man tai va tas atsinaujinimas, kad odą seną palikti, paleisti, ėmiesi naujų dalykų. Toliau apie akis irgi toks sielos veidrodis akys. Tai man irgi labai kažkaip tokį, nuo mėnulio pradėjau tą kelią į sąmoningumą iš tikrųjų. Tai ir va tie visi simboliai ir vedė. Jeigu jau kažką paleidau, tai žiūrėk, jau gyvatė atsirado. Jau giliau kažkur žvelgiu, jau akys atsirado. Drugelis, visiška transformacija. Aš nežinau, aš per šitus 5 metus paskutinius pasikeitus, tai kardinaliai esu iš tikrųjų. Kai sako, žmonės nesikeičia, tai netiesa, tikrai netiesa. Tai visi va tie simboliai ir eina. Papyčiai, tai čia toks pašmaikštavimas savo, toks pasitikrinimas, ar drąsos turiu. Nes aš atsimenu, kaip aš pirmosius papyčius padariau ir kodėl, kaip man jie patiko. Bet tai dalintis, kaip čia reakcijos bus. Bet tai galvoju, ne. Tai pažiūrim, kaip tu čia užaugai. Ar gali ar negali pasidalinti. Pasidalinau. Ir kokios geros reakcijos. Ir po šiai dienai mylimiausias papuošalas šiaip jau pas mane jisai yra. Tai va tokia ta simbolika mano kūryboje. Girdžiu, kad, žinai, kiekvienas tas simbolis, tiesiog kaip tavo kelionės dalis kažkokia, ne? Vat labai tas, labai įdomu, žinai, išgirsti tokias istorijas, tada visai kitaip žiūri, žinai, ir tą žmogaus kūrybą, nes tu matai, kad, eina iš kažkokio tokio, vidinių patyrimų tie visi dalykai, bet jie tokie kartu ir bendražmogiški, žinai, nes, pavyzdžiui, man irgi ir drugelio, ir akių, ir gyvatės, ir saulės, ir mėnulio tie motyvai, jie tokie irgi, man irgi turi, žinai, atgarsį kažkokią širdį. Aš atsimenu, kai karantinas buvo, tai nusipirkau net saulės ir mėnulio tokį pakabuką, ten, biškį pauksuotas. Aš tiesiog jaučiau tokį tiesiog poreikį turėti tą pakabuką ir, net kažkoks labai tas įdomus, kai, kad tu tą simbolį, ne kažkokį, kuris tau yra svarbus, ar tu per etapą kažkokį praeini, kuris, kurio simbolis yra, tarkim, kažkoks, pavyzdžiui, tas mėnulis ar tas drugelis. Tai turėti tą papuošalą prieš savęs, kažkoks yra tarsi priminimas, ar tarsi kažkoks, nežinau, Atšventimas, kad tu praėjai, kad tu žinai, kad tu tą turėjai. Man bent jau tai. Tai labai tokia prasmingas tada tas gaunasi papuošalas, nes jisai tikrai kažkokia tokia virsmo dalis tarsi yra tavo. Tai tikrai tas. Ir man kažkaip iš vis sakau, nežinau, aš žiūriu į tuos brandus, nenoriu šiaip kritikuoti, kažkaip gal keistai atrodys, žinai, bet labai masinės gamybos tie daiktai ir iš kiniečių prisisiųsti ir panašiai. Man atrodo, turėtumėm labiau save branginti ir nežinau, neleisti tai pigumai užgožti mūsų. Man kažkaip skaudu. Skaudu, ta prasme, dėl tų kiekių, dėl tų vienkartinių papuošalų, kur po karto tiesiog netenka nei blizgumo, nei apskritai ten nuodingų medžiagų tiek. Ta prasme, pagailėti, atrodo, savęs reikėtų vien dėl to, žinai. Ir visa ta komunikacija apie naujas kolekcijas ir ten taip toliau, čia derinkit, pirkit. Tai, man kažkaip skaudžiai. Bet dėl to ir norėjus man
kažkaip tą savo kryptį atrasti. Labai džiaugiuosi, kad tokią ją radau, nes tada ir prasmę matau. Nes man kažkaip kūryba vien dėl kūrybos, tai atrodė, kažkaip liūdniau. Dabar jaučiuosi gerai, dabar jaučiuosi savim. Labai įdomu. O taip pat dabar patikslink, jeigu aš klystu, 8 metai, ne, kai tu jau vystei savo juvelyrikos veiklą, ar aš klystu? Kažkas panašaus. Tai, pavyzdžiui, per tuos 8 metus tu vis tiek, kai dirbi savarankiškai ant savęs, ne? Kokie, kažkokių, žinai, gal tu galėtum pasidalinti kokie didžiausi galbūt sunkumai, per kuriuos tu ėjai, arba gal net ir dabar eini, ir kokie didžiausi džiaugsmai, viso to kelio, kurį dabar eini, tos 8 metus. Sunku yra, man yra sunku parduoti. Labai noriu kurti ir toks gaunasi užburtas ratas, jei tu neparduodi, tu negali ten nei medžiagos pirkti, ir toks pavėms. Tai tas pardavimas man yra toks sunkiausias. Net atsimenu pas tėvus, kai dar dirbdavau, tai ten močiutė gyvena ir būdavo, kad net važiuoju aš ir kelias dienas, būna, kad ir savaitę, nes ten fotografavimais, aprašymais užsiimu ir panašiai. Ir jinai taip, tai jau tu visai jau čia nustojai dirbti, tai kaip čia dabar? Jo galvoju, tai aš čia mielai gaminčiau krūvas tų papuošalų. Bet tai ką toliau tada, žinai? Tai sunkiausia yra vis tik parduoti, nes man neperlipu per save, nemoku to pardaviminio tokio turinio, kad tu čia pirktų, čia tai turi turėti šį gaminį ir panašiai. Man taip norisi organiškai, kad tiesiog surezonuotų kažkam pamačius ir jis tada nusipirktų, ne kad jam brukama yra ir dėl to čia įtikintas pasijaučia, ar ten akcija kažkokia suvilioja. Tai man šitas yra sunkiausia ir per visus metus šitus ir buvo, vis tik nepalengvėjo. Kažko pramoksti, bet per save neperlipu ir neparašau, kad pirkite pas mane. Tai va. O džiaugsmų tai labai daug. Labai daug, net nežinočiau, nuo ko pradėti. Kai įžengi, aš nežinau, aš kaip papuošalus galvoju ir namuose, norėjau sakyti, kai įžengi studiją, tai prasideda čia man, žinai, bet ne, man ištisai sukasi visur mintys apie kūrybą, tai aš joje nuolat esu ir tų džiaugsmų labai daug. Nuo pasisekusio dizaino kažkokio papuošalo iki, kad ir pardavimas kažkoks geras pavyko, tai irgi labai džiugina. Dabar studijoje, tai čia, aš nežinau, čia aš kaikuoju, čia žmonės ateina, čia be galo daug naujų susitikimų, tai, nežinau net ką išskirti. Tai labai gera girdėti, kad labai daug džiaugsmo. Tokio, tame visam kely, žinai, ir daugiau tokio lengvumo, negu kad, žinai, kaip būna, kad tikrai ar etapai kažkokie, ar tiesiog, žinai, tiesiog nebežinai, ką daryti, kaip čia, kas nei kūryba, tada jau kažkaip sunkiai pradeda eiti, ypač kaip pardavimai ten būna prastesni kokie, tai tada, oi. Būna, iš tikrųjų, tas liūdesys atrodo kartais, kad į orą viską darai, kažką keli, visos tinklus, kad, jokių reakcijų, ar ir tie pardavimai, kai sustoja, tai būna tų liūdesių, bet, nežinau, mane supa labai fainų žmonių daug, tai to palaikymo susilaukė. Ir, žinai, dar ką aš darau, aš atsitraukiu tiesiog, tada jeigu ten su papuošalais kažkas liūdina mane kažkas tas etapas, tai aš tada gal pafotografuosiu daugiau ar kažką kitą darysiu. Ir žiūrėk, jam ir susitvarkė, nepastebėjai. Manau, kad tiesiog nelįst ten gilyn į tą liūdesį ir tiesiog toliau savo ramiai po žingsniuką ir išeisi. Tikrai.
Va, tas tikrai toks, žinai, jaučiu tą patyrimą irgi va, iš savo patirties, nes tikrai atrodo, kai kažkas nesiseka, tai tada gali užsigrūzinti, viskas blogai, metu ten, bet toks atrodo, nu, tiesiog jau viskas, tiesiog, nežinau, nu, tiesiog norisi viską tarsi mest kartais, būna taip, žinai, bet tada pagalvoju, tai gerai, tai, nu, jeigu dabar, pavyzdžiui, neina, nu, tai tarsi, nu, ne pirmi metai, žinai, jau ta, kaip ta verslo, sakiau, matai, kad yra kažkokias tendencijos, kad yra ten etapai, kur ten visiems visko reikia, yra etapai ramybės. Ir kažkaip tada galvoju, tai jeigu dabar ramu, tai aš tiesiog tada tikrai skirsiu laiko tam, kam aš dabar galiu skirti, žinai, ir tai kažką naujo sukursiu, kas man, žinai, galbūt kažkaip, nu, jau nebe užsakymai kažkokie, bet tiesiog kas man, žinai, pačiai ten, nu, širdies gimsta. Ar tiesiog, pat ir kaip sakai, pafotografuosiu, ar ten kažkaip, nežinau, elektroninė parduotuvė kažką patvarkysiu, nu, tiesiog ta energija, ne kažkokiam aukos ten pozicijoje, ten, žinai, kančiai skirti, bet, nu, realiai kūrybai toliau kažką judint, krūtint ir ta kažkaip pajuda tie dalykai, aš nežinau, nu, išjuda kažkaip. Kaip koncentruoju savo dėmesį. Taip, viskas yra energija ir tu, ta prasme, gal tu turi, bet ją iš kitos pusės truputį sujudint, kad paeitų ir tas užsistovėjusi energija. Ir bet kaip tu ir sakai, ciklais viskas, nu, bet mėnuliškai viskas veikia. Prasme, kiekviena fazė, nu, turi jinai būti, nu, negali viskas eiti vien į viršų ar vien ten tiesiai, nu, realiai, argi tau būtų įdomu, nu, ta prasme. Norėčiau, kad tai būtų. Nes, kaip pasakyti, kai būna tie liūdnesni periodai ir staiga ten jau vėl pagerėjimas, kaip tu tada įvertini, kaip tada gera būna. Nes, nu, jei visada vien gerai arba, nu, vien blogai, tai gal nebūna. Nu, aišku, norėtųsi, kad būtų vien gerai, bet tikrai, vat, kaip tu sakai, tai tu kažkaip tikrai tada, nu, vat, čia net ir buvo pas mus klausimas, vat, iš tikrųjų toks ne apie juvelyriką, bet toks filosofinis labai, kodėl gyvenime nenorime sunkumo, va čia labai tas klausimas gerai įsipaišo, va, tarsi mes ir nenorime jų, norime, kad kaip ir viskas kaip ir gerai, čia plauktų lengvai, bet reikia suvokti, kad tu negali kontroliuoti visko. Jeigu tu įsivaizduosi, kad tu turi ar gali sukontroliuoti viską, tai tu tiesiog labai save apsisunkinsi, nes, nu, tiesiog taip fiziologiškai, psichologiškai, nu, tai neįmanoma. Tai geriausias būdas yra būti čia ir dabar, gyventi čia ir dabar. Ir neforsuoti ten ateities, praeities ir panašiai, tai čia, man atrodo, laimės receptas. Toks šitą receptą sunkoka, bet čia yra praktikos dalykas tikrai. Taip. Tai tarp kitko, šį pirmadienį gavau sertifikatą, baigiau 8 savaičių mindfulness seminarus tokius, truko 8 savaitės. Tai ten labai daug praktikų ir visko, tai būtent apie buvimą čia ir dabar ir nebuvimą toj praeitį ar ateitį. Tai vat ir šito laimo labai padėjo sulaukti, nes aš labai mėgdavau tą daryti, tarkim, kažko labai bijai, nu tai pradedi modeliuoti situacijas ir taip toliau. Nors realiai nei viena iš tų modelių neįvyks. Praktiškai neįmanoma, kad taip suplanuosi ir taip ir bus. Tai va tą paleisti ir nebūti toje ateityje, o būti čia ir dabar, tai ir stresą suvaldyti labai padeda ir įsivertinti, ką tu turi ir tiesiog stabiliau jaustis. Tikrai. Sveikinu pabaigus kursus, čia tikrai tokie labai kasdienai, labai naudingas dalykas, toks, nes tikrai labai žmonės mėgsta išskristi kažkur nerimauti, aš, pavyzdžiui, pati labai mėgstu panerimauti apie ateitį, reiškia, pas save paplaukti dėl praeities, žinai, bet tikrai, jaučiu, kad laimė tada yra, vat, kai žinau, kad, gal aš kažko neturiu dabar, ten, ko noriu turėti, bet aš turiu dabar jau ką turiu ir, žinai, kažkaip kreipti dėmesį tai, ką turi dabar. Ir tiesiog žiūrėti, nežinau, į aplinką, pasidžiaugti, o čia kaip tas gražus kampas, kaip čia gražiai, ten kad ir tie dalykai kažkaip sugulė, ar čia šviesa ir atrodo iš karto, grįžti čia ir dabar ir kažkaip tikrai, supranti, kad laimė realiai yra tikrai, čia ir dabar ir kažkaip, jo, ir kūryba, tada, man atrodo, ir kūrybai tas labai suvokimas, sugrąžinimas savęs čia ir dabar, nes
Nes čia ir dabar būtent ir vyksta kūryba, žinai. Nu, mes galim iš praeities kažką paimti, žinai, į savo kūrybą įnešti. Apie ateitį ten kažką, nežinau, gal, nu, kažkaip kūrybą gal galim, nežinau, įnešti, bet realiai, nu, kūryba vyksta čia ir dabar, tas procesas kūrybinis, žinai, vat, kaip tu dabar atsėdi, tu sukursi, nu, dabar, nu, gali būti testinis kažkoks procesas, bet, nu, jeigu tu kažkur skraidysi ir savęs nesugrąžinsi čia ir dabar, tai tu niekur nesukursi realiai. Būsi idėjų lygmenį kažkokiam ten pastoviam malsi, žinai, tai. Taip. Tai tas įsižeminimas tiesiog ir įsivertinimas, ką turi ir, nu, čia yra laimė. Taip, tikrai. Taip. Nu, pala, dar pasižiūrėkim. Dar buvo klausimukas, kuris yra pats pačiausias artimiausias sielai sukurtas kūrinys. Bandžiau sugalvoti. Tu žinai, mamai pasakyk, kuris tavo vaikas mylimiausias. Nu kaip išsirenkti, negalim. Ta prasme, kiekvienam etape, kiekvienas darbas, nu, tiesiog už kažką jisai, arba tiesiog dėl to etapo, kuriame tu tada buvai, tas darbas tau patiko. Žinok, neišsirinkčiau. Nes, nežinau, su kiekvienu ir kolekcijų ten tų ir vis kažkoks ar su klientė nutikimas, ar ten jai kažkas įsiprasmino, įsisąmonino ir tu supratai, kad nu nebereikalo dirbi, kad turi prasmę. Kiekvienas kažką tai turi. Galiu nemylimiausius išvardinti, bet jie jau sulydyti, tai nežinau. Jau, žinai, bet tas irgi, kad, nu, kūriniai, kurie galbūt, žinai, nelabai pavyko arba kažkaip nebuvo taip įgyvendinti, kaip tu norėjai, nu, jie tampa žaliava kitiems kūriniams. Tai labai tas gražus, labai tas toks gražus, nu, jau išlydė, tai jau tapė kitais ten žiedais, kurie džiugina, žinai, tai va tas labai kažkaip irgi žiūrėt kartais į tas savo nepavykusius kažkokius kūrinius, nu, kaip tikrai, va, kaip į žaliavą kūrybai, kaip aš taip mėgstu žiūrėti kaip į kompostą kažkokią, ne, nu, kur ten tu krauni ir nu, po to... Yra, ne, nu, ta prasme, su popieriu, su kryžėlėm, ten viską pas tavį irgi, taip, būna, kas nesigauna, žinai, nu. Taip, čia toks irgi cikliškumas, man tai labai patinka, kad iš tikrųjų nei vienas gramas, tarkim, sidabro, nu, nebūna išmestas, nu, nebent ant grindų pametu gabaliuką ir nerandu jau, žinai, bet čia tokie netyčiniai atvejai, bet iš esmės, tai kiekvienas grūdelis medžiagos yra sunaudojamas, tai čia man irgi toks ir tvarumo, ir kažkaip irgi prasmė tokia yra, nes kai taip su tais karoliukais, kai dirbdavau, tai ten būdavo gražus karoliukas, nori, prisiperki, bet nebūtinai iš jų kažką darai. Tai toks pirkimo daugiau buvo manija užėjus. O čia ne, tu čia sunaudosi viską iki paskutinio grūdelio, tai irgi labai fainas dalykas. Tikrai toksai kaip ratas. Man dar gyvatė, žinai, yra irgi toks kaip rato, žinai, tas toks irgi simbolis kažkoks tas, irgi, kad, žinai, nesibaigiantis tas ciklas. Tai irgi yra žiedo, man atrodo, irgi ta simbolika tokia irgi yra tas visas ratas gyvenimo. Tai tikrai labai daug čia tokių gražių simbolių. O dar, taip, žinai, jau link pokalbio pabaigos, gal galėtum pasidalinti dar kokiais įkvėpimais, nežinau, kas tave įkvėpia kūrybai, gal muzika, filmai, knygos, gal kažką konkretaus galėtum parekomenduoti, įkvėpimui žmonėms, ar paskaityti, pamatyti, paklausyti. Aš mėgstu tokią tirštą atmosferą, kuriančius filmus, knygas. Tai nelabai įkvėpia ir tada ir garso takelius dažniausiai tokių filmų paskui labai klausau. Tai pavyzdžiui, manau, labai kažko naujo nepasakysiu, bet Twin Peaks'as, man ten ta atmosfera, tai yra kažkas tokio, atrodo, ten peiliu gali pjauti, ten taip tiršta tiesiog visko, ir ten muzika, ir kompozicijos, ir filmus iš
žiūriu irgi, Julija, išmokius atkreipti dėmesį į spalvas, į garso takelį, į kostiumus, į kadrus, į kadruotas, kokia kompozicija tenai. Tai apie kompoziciją šnekant, man labai patinka serialo Poirot, kaip ten sudėlioti kadrų, kaip kadrų kompozicijos, tai man ten, prasme, ir to simetrija, ir ten, nežinau, viskas taip preciziškai, bet atspindi labai ir Poirot charakterį, ne? Tai, bet aš iš tos pusės daugiau, tada labai lietuvių vienas filmas patikęs yra Tu man nieko neprimeni, vadinasi. Irgi garso takelis, kur negaliu, aš tiesiog vis dar jo klausausi. Tada, vienas vampyriškas yra, dabar galvoju, Išgyvena tik mylintys. Taip, tas toks labai įdomus. Irgi garso takelis, plus, tai kalbant apie muziką, tai sakau, pas mane dabar pagrindė filmų garso takeliai groja. Tai vat, dar kas iš Veso Andersono irgi labai, jo tai ten visi praktiškai labai kinematografiški, tokie, negaliu saldainiukai tokie. Tai aišku, Viešbutis Budapeštas, tai ten klasikų klasika. Ir man kitas labai patikęs Mėnesienos karalystė. Irgi ten apie skautus vaikus, bet labai giliai tam pakabinta viskas, man labai patiko. Iš knygų tai irgi Françoise Sagan yra tokia rašytoja, kur jos kiekvieną vasarą perskaitau Sveikas liūdesy ir truputį Saulė šiltam vandenį. Tai man čia vasaros skaitinys numeris 1, aš kiekvienais metais turiu perskaityti. Tada Ten, kur gieda vėžiai. Ten gamtos aprašymai yra. Filmą esi mačiusi? Aha. Labai ten tokių, jos tos dirbtuvėlės, tos, kur ten visus rinkiniai ten, eina savo, aš nežiūrėjau, dėl to, vien dėl to filmą verta buvo pasižiūrėti, žinai, vien dėl to kambariuko. Tenai nepaprastai, ten atrodo, ateičiau ir teliočiau viską ir kliupinėti norisi ir taip toliau. Ir kas čia dar gal... Kaip dabar rašytojos neprisimenu, bet Paskutinės apeigos. Gal tu žinai? Ne, nežinau, dėja. Gal prisiminsiu vėliau. Nes Palaukės dar yra ir kita knyga garsesnė biškelė. Tiek to. Šiam kartui gal tiek. Bet taip įdomu, žinai, kad įkvepia šiaip, kuriantį žmogų, žinai, atrodo, juvelyras, tai ten jau, žinai, žiūrės ten juvelyrikos darbus, ten, ten įkvėpimo, žinai, bendrai gaudys. Bet tikrai labai įdomu, kad, tiesiog, kad, pavyzdžiui, tie patys ir filmai, tarkim, tu pamatai, kad tu žiūri, žinai, į filmą, tu ne tik tai kaip į filmą žiūri, bet tu žiūri į kadrus kažkokius ir tu tą gali, žinai, savo ar fotografiją kažkokiai pritaikyti, ar kažkokius derinius, pažiūrėjau, kaip įdomu, žinai, ir tu tokią kvėpimą prisigaudai iš visiškai ne tavo srities kūrybos kažkokių, žinai, kūrinių. Ir, tas man labai gražu, žinai, kaip viskas taip pat, labai taip viskas organiškai. Būna taip. Kažkoks atsitiktinis kadras, patraukia akį ir tu paskui sėdi prie stalo ir tu su ta mintim, su ta atmosfera galvoji, bet ir sėdi kurti ir tada, nežinau, man tai atsiriša labai ir įkvėpimas ir produktyvumas tada koks būna, nežinau. Bet man tokie filmai, žinai, nežinau, neipatingai mėgstu tam psichologinės knygas, kažkokias, kūrėjo kelią esu praėjusi, bet man jis buvo labai sunkus. Jis nelengvas toks. Dėl to žmonės ir kelis kartus praeidinėja, žinai, nes pirmas kartas toks būna, kur labai per procesus. Aš kelinto ten karto, gal iš 3 ar 4, tik man pavyko, nes pirmį kartą aš pasiduodavau tiesiog, nes tikrai sunku, žinai. Tai dar mane
įkvepia kiti kūrėjai. Aš nežinau, bet sos tinklus tai labai myliu, aš nežinau, kiti keikia juos, bet tu pasirenki, kuo tu save apsupi, ne, ką tu vartoji, tai tu pats renkiesi. Tai aš save apsupus be galo įkvepiančiom asmenybėm ir tiesiog, vat, tuo mėgaujuosi, neturiu kuo skųstis. Taip, man tikrai irgi, kažkaip Instagramas, jisai toks, man tai kaip bendruomenė kažkokia, aš jaučiu, kad yra žmonės, su kuriais ten, žinai, pradedi, pavyzdžiui, ten pakomentuoja story ten kokį ir tu tiesiog, užsimesga kažkoks ryšys ir tada, žinai, vos ne kažkokie ir bendradarbiavimo galimybės atsiranda, toks labai kažkoks, tarsi, labai įdomu stebėti, kaip kažkaip surandi kažkokių bendraminčių ir po to, kas dar iš tų, žinai, draugyščių dar ir gimsta kažkokie bendri kūriniai, tai čia yra iš vis fantastika. Ir tikrai, kažkaip žiūrint iš tos perspektyvos, tai eina savo. Tiesiog, nežinau, man ir ieškau. Žmonės iš vis yra labai didelė vertybė ir tada, kai pas tėvus dirbdavau namuose, tai aš labai vieniša jaučiausi, iš tikrųjų, nes nepasikviesi, kaip ir svetimi, kaip pasakyti, svetimų žmonių į namus, ne, tai prasme, jiem tai namai yra ir tu negali taip imti, žinai, ir kviestis. Tai man studijos atsidarimas tai irgi buvo tas, kad apsupti save žmonėm. Ir irgi žmonės realiai tai pagrindinis įkvėpimo šaltinis. Nes labai daug būna irgi ten šneki kažką tai ir kažkokią dalelytę pagauni, kas jam aktualu ir tau staiga gimsta, kad taigi čia taip gerai, čia tokia simbolika ir tau čia dar rezonuoja. Tai reikia daryti. Tokie. Jo, nes, žinai, kai dirbi pati savo, žinai, ten viena užsidarius kambariukė studijoje, dirbtuvėse, tai tas tikrai, labai gal savo, žinai, mintise marinuojas, tai labai tikrai tas bendravimas su kitais ir tikrai, tikrai galim ir idėjų išgirsti, žmogus netyčia, žinai, gali kažką jam išprūsti ir tu pala, čia daug užsirašysi, žinai. Tas bendravimas tikrai toks, praturtinantis ir tikrai, labai sveika, žinai, praktikuoti, nes aš, pavyzdžiui, tarkim, jaučiuosi dabar labai užsibuvus pati su savim, žinai, ir tas užsistovėjęs kažkoks tas vanduo, tarsi, žinai, o kai su žmonėm tu bendrauji, tas, gyvas tas kažkoks judėjimas, bendravimas, tai ir tos idėjos ateina ir galva prasiventiliuoja, žinai, tai tas tikrai labai užsikuria visas kūnas, visas organizmas, tiesiog aš tai jaučiu kaip nežinau, kaip varikliukas koks įsijungia, žinai, persikrovė viskas ir įsijungia. Bet aš tai intravertė visiškai esu, man reikia paskui ir tų tylos dienų atsitraukimo, tai reikia. Kažkada tai buvau savai tikinus, kad man apskritai žmonių nereikia. Ir tam kambariukė pasitėjus, tai labai gerai jaučiausi atrodė. Paskui supranti, kad jau padariniai ateina, tai reikia kažką daryti. Tikrai. Taip. Gal dar kažką norėtum pasakyti, pasidalinti, apie ką mes nepakalbėjom, bet kas dar taip spurda būti išsakyta? Ar kažkoks, nežinau, ar kažkokia mintis, ar kažkokia patirtis tavo, ko norėtum pasidalinti su kitais, ar žinau, įkvėpimas kažkoks, ar tiesiog Gal tiesiog išreikšti dėkingumą. Norėčiau ir tau labai, kad pasikvietei. Aš apskritai labai džiaugiuosi mūsų pažintim. Klientėm, ta prasme, kurios ateina, užsisako tikrai labai asmeniškus, labai būna skaudžius dalykus įprasminančius papuošalus, tai tas pasitikėjimas be galo man svarbus yra. O kitas dalykas, kad kurkit visi, tai ta prasme, žmogus yra sukurtas kurti, aš labai tuo tikiu. Ir neapsistatyti savęs kažkokiais įsitikinimais, nepatikėti, kad kažkas kažką pasakė. Tiesiog darykit, kurkit, gyvenkit, mylėkit. Tiek gal pabaigai. Labai taip šilta pasidarė, žinai, išgirdus tokius žodžius.
Va, o aš pabaigai dar norėčiau užduoti tradicinį klausimą, tokį, kurį užduoda kiekvienai pokalbio dalyviai. Tai tas klausimas skamba taip. Ką iš dabartinės savęs perduotum praeities savo? Nu, va, nežinau, kažkokiam gali įsivaizduoti etapą kažkokį praeities, ten gal ar tau sunku buvo, ar dar kažkas, ir va, ką tu iš dabartinės savęs perduotum tuometiniai savo? Kokią mintį? Gal tik pasakyčiau, kad tu šaunuolė ir tau viskas bus gerai. Taip. Tiesiog. Nes ta praeities Inga, tu tokia labai nepasitinkinti savim buvo. Bet stipri, kai pagalvoji, nes tikrai atėjo iki šiandienos, aukštai iškeltą galvą, tai norėčiau, kad žinotų, kad viskas bus labai gerai. Taip. Ir, žinai, linkiu, kad ir toliau būtų tik tai dar geriau, žinai, kad klestėtum. Ir vat, aš labai irgi žaviuosi tavim, kad tu išdrįsai, sutikai šiam pokalbiui, kaip tu dabar jautiesi. Labai gerai jaučiuosi, aš labai šiltai, labai jaukiai, labai ramiai, labai džiaugiuosi, kad sutikau, džiaugiuosi, kad pakvietei, jaučiuosi paaugus. Nu, va, kaip gerai. Žinau, sakau, tas, kai tu peržengi savo kažkokią baimę galbūt, ar tokią, vat, kur nedrąsu, bet ir noris, ir baisu, ir noris, žinai. Ir kai tu peržengi, man atrodo, kad, nu, tas, paaugi, tikrai tu gauni tokių dovanų už savo drąsą. Labai Ugnė gražiai parašė tekstą po mūsų to laivo su ją, nes irgi ten ir bijojo, bet ir va, tas toks tikrai, kiek tu dovanų gauni išdrįsdama, tai čia yra fantastika. Ir aš tikiuosi, kad tu, žinai, ir dabar jau kažką, žinai, jau pajauti gavai, ir dar ateity gausi, žinai, kur sugrįž dar, žinai, kažkoks, gal kitą kartą sakys, ai, tai jau nebebus taip baisu, jau laivą turėjau, nebebus taip čia baisu. Jau aš laivą buvau. Kur turėsi, žinai, jau palyginimų rodyk. Dar rašo Minutė pietus, taip, kokia šiluma tu spinduliuoja. Nu, tai va, matai, tiesiog net ir per ekranus jaučiasi, žinai, va, ta šiluma. Tai dabar tikrai tokius šaltus, lietingus rudens vakarus, tai, manau, sušildė šitas pokalbis mūsų. Labai įdomu buvo išgirsti apie tave daugiau, išgirsti tavo istorijas, apie simbolikas irgi, bet aš dabar žiūrėsiu jau dar kitokių žvilgsnių į tavo kūrybą, kai jau žinai, kokia istorija slypi už tų kūrinių. Tai ačiū tau dar kartą už pokalbį, ačiū, kas klausysi, kas klausysis. Ir linkiu ir tau, Inga, ir klausytojams, tikrai, vat, kaip tu pasakai, kad kurti ir sakyti, vat, kaip, kad tu esi šaunuolis, žinai, šaunuolis, tu gerai varai, žinai. Tai,